Gyvos pasakos. Sveiki visi sugrįžę į Gyvos pasakos kanalą. Na, o su jumis šį kartą mama Varnė ir netgi dvi pasakos susijusios su varnomis. Varna ir ąsotis. Vieną dieną, ilgai ieškojusi ko palesti, varna nutūpė ant žemės pailsėti. Ji buvo pavargusi ir labai ištroškusi, labai norėjo gerti. Apsižvalgė, tačiau aplinkui nei upelio, nei balos nebuvo. Ką daryti? Ją vis labiau ir labiau kamavo troškulys, o aukštai danguje kaitino saulė. Tada varna ėmė strikinėti, mėgindama rasti nors mažiausią lašelytį vandens. Jie ieškojo už krūmų, kilnojo akmenis, tačiau nieko niekur nerado, o troškulys vis stiprėjo. Pradėjusi nerimauti, jis staiga rado pakastą ąsotį, kuriame tikrai visai neseniai dar buvo vandens. O gal dar ir dabar likę keli lašai? Varna atsargiai pavertė jį ant šono ir žvilgterėjo į vidų. Ji labai nudžiugo pamačiusi, kad iš tiesų ant dugno dar likę šiek tiek vandens. Paukštis godžiai įkišo snapą į ąsotėlį, norėdamas numalšinti nepakeliamą troškulį. Tačiau jos snapas buvo per trumpas. Ir kad ir kaip smarkiai jis sukiojo galvą, kaišiojo snapą, vandens jį vis nepasiekė. Dabar ąsočio dugne esantis vanduo atrodė it miražas, o troškulys atrodė nepakeliamas. Varna nebeturėjo kur dėtis. Ką jai daryti? Reikėjo kuo greičiau ką nors sugalvoti. Galiausiai jį toptelėjo išganinga mintis. Ant žemės buvo pabirę akmenų, o jai kaip tik tokių reikėjo. Atsargiai išsirinkusi akmenuką, ji vieną jų įmetė į ąsotį. Po to dar vieną ir dar vieną. Pamažu nuo akmenukų svorio vanduo pradėjo kilti, tačiau to vis tiek nepakako, kad ji pasiektų vandenį snapu. Ji ir toliau mėtė akmenukus į ąsotį, vis pažiūrėdama, ar jau pasiekė vandenį. Kol galiausiai varnos puikiai idėja ir kantrybė davė rezultatų. Jai pavyko numalšinti troškulį. Dar niekada vanduo nebuvo toks skanus. Tad kokia šios pasakos pamoka? Kad lėtai, pamažu, nuosekliai dirbdami ir darydami galime pasiekti visko, ko tik tai trokštame. Gyvos pasakos. O dabar pasaka apie varną ir lapę. Nutūpęs ant šakos, varnas atidžiai žvalgėsi, ar nepamatys, ko sulesti. Pagaliau pastebėjo pro šalį važiuojant ūkininką. Į turgų jis vežėsi pilną vežimą gaminių. Kitaip sakant, nebuvo galima praleisti progos. Varnas tik tai suplasnojo, praskrido virš vežimo ir nugvelbė didžiulį gabalą sūrio. Aišku, mikliai su juo grįžo ant šakos. Jau norėjo gardžiuodamasis jį sulesti, bet pro šalį ėjo lapė. Pamačiusi varną su sūriu snape, ji pagalvojo, tai skanus kąsnelis pasitaikė. Tačiau kadangi varnas tupėjo labai aukštai, lapei teko suregzti gudrų planą. Jis stabtelėjo po šaką ir tarė: kaip puikiai žvilga tavo plunksnos, kokia grakšti laikysena. Tu tikrai gražus ir karališkas paukštis. Labiau nei bet kam kitam tau tiktų būti paukščių karaliumi. Varnas, žinodamas lapės reputaciją, iš pradžių buvo kiek atsargus, bet netrukus jau mėgavosi giriamas. Išties nebūtų kito paukščio, kuriam taip tiktų tapti paukščių karaliumi. Jeigu tik tai turėtum gražų balsą, toliau meilikavo lapė. Tai išgirdęs, varnas visai ištirpo. Norėdamas įrodyti, kad jo balsas stiprus ir dainingas, varnas tik tai prasižiojo ir pasigirdo siaubingas kar. O sūris ėmė ir iškrito iš snapo. Lapė, aišku, tik to ir laukė. Jis stvėrė sūrį ir pasišaipė. Drauguži, jei turėtum proto, ne tik būtum gražus, tikriausiai būtum ir karalius. Tai darosi patenkinta lapė, nuskuodė su sūriu į mišką.
Taigi, ko ši pasakaitė išmokė? Visuomet reikia būti atsargiam su žmonėmis, kurie be saiko apipila tave komplimentais. Taigi, būkite atsargus, vaikai. Ačiū visiems buvusiems kartu, tiek pasakų šį kartą, su jumis Gyvos pasakos, sekite, prenumeruokite mus, jeigu kuriate pasakas ir norėtumėte, kad jos būtų įskaitytos, atsiųskite, o aš tariu, iki kitų pasakų. Gyvos pasakos.